Fusione tikriausiai esat susidūrę su tokia situacija, kai norėjot paruošti savo gaminį apdirbimo procesus ir dažniausiai tie gaminiai būna įstatyti į tam tikrus spaustuvus ar kažkokios įrenginius. Jeigu jūs neturit susiprojektavę savo spaustuvų 3D modelių, jūs galite išsitraukti iš Fusiono bibliotekos, kur galite rasti pagrindinių gamintojų spaustuvus. Atsidarę Detail Panel mes matom savo projektus, bet nuėję į apačią mes taip pat galime susirasti ir pavyzdinius modelius. Tai atsidarę Cam Samples, atsidarę Warholding katalogą, čia galima rasti pagrindinių gamintojų spaustuvų modelius. Atsidarę kokius nors katalogus, gal susirasti ir savo panašaus jūsų. Bet šį kartą gal pasiimkim paprastą klest, tai atsidarėm mūsų modelį. Matome, kad šitas modelis yra užrakintas, mes jį galim jį tik pasižiūrėti, jo koreguoti mes negalim, bet mes jį galim išsisaugoti, kaip mes jį norim. Taigi, atsidarę savo modelį, kurį norim paruošti apdirbimo procesom, taip pat mes jau turim įsikėlę savo spaustuvų modelį. Mes tą modelį galime įsikelti į savo projektą paprastai, tiesiog paėmum iš jo ir įsikeliam į langą. Įsikėlę modelį mes jį galim susipozicionuoti, kaip mums yra patogu, jį galima nusitemti kuo arčiau šalia mūsų gaminio ir spausti OK. Susipozicionavę savo gaminį mes galime judėti toliau. Mūsų įkeltas modelis yra užrakintas. Užrakinimas yra skirtas tam, kad mes galim koreguoti savo modelį ir automatiškai mums gaminys atsinaujins. Bet jeigu mes norim kažkokias modifikacijas papildomai pasidaryti būtent tik šitam variantui, mes galim sulaužyti mūsų sujungimo jungtį su mūsų originaliu modeliu ir turėti jau tvarkomą modelį palei mus, kaip mes norim pasikoreguoti. Turime įsikėlę spaustuvų modelį, turim gaminį, kurį mes norim dirbti. Mums dabar reikia paruošti, iš kokio ruošinio šitas gaminys bus pagamintas. Tai susikuriam mūsų gaminį duplikatą, mes galim ant klaviatūros paspausti Ctrl+C ir Ctrl+V. Taip mes sukursim šio gaminio duplikatą, spaudžiam OK, nekeičiam jo pozicijos. Šiam gaminiui mes turim sukurti paprastesnę jo formą, iš ko jis bus padarytas. Tai pasirinkom gaminys 1, nueinam į modifikacijas ir mes galim surasti funkciją Simplify ir Replace with Primitives. Šita funkcija leidžia mums paprastinti gaminį iki paprasčiausio kubo, kurį mes galim pasikoreguoti palei norimus parametrus. Tai jeigu mums reikia, kad ruošinys būtų standartinio matmenų, mes tuos parametrus pasikoreguojam ir matom, kad mūsų modelis yra vidury mūsų ruošinio. Spaudžiam OK. Mes dabar turim kubą, kuris yra supaprastintas. Kaip matom, sukurtas yra naujas komponentas. Mes jį pradžiai pasikeičiam jo matomumo į 50%, kad galėtume matyti vidinį modelį. Taip pat pasikeičiam modelio pavadinimą į Stock. Ir taip pat galim pasikeisti iš mūsų kūno, pasidaryti komponentą. Dabar mes turim spaustuvus, turim savo ruošinį ir taip pat turim savo gaminį. Šie komponentai yra laisvi erdvėj, todėl mums užduotis yra juos užtvirtinti. Tai mes galim padaryti nuėję prie Assembly komandos ir šiuo atveju mums reikia užtvirtinti šituos du kūnus taip, kaip jie dabar ir stovi erdvėj. Tai mes pasirinkam iš Stock ir gaminys, sujungiam tvirtai, kad nejudėtų ir dabar šitas junginys judėti gali bendrai. Taip pat mūsų spaustuvai gali judėti erdvėj, tai mes galime juos tiesiog įžeminti, pas komponentas yra nejudinamas, tačiau jo jungiamos dalys vis dar yra aktyvios. Mes galime pakoreguoti mūsų atstumą, kuris yra nurodytas 50 mm atstumu. Tekantis žingsnis yra įstatyti mūsų komponento gaminį į spaustuvus, tai tą mes galim padaryti su Join komanda. Pasirinkam Join ir taip pat galim pasirinkti ant mūsų paviršiaus kūno tam tikrą tašką. Mums palengvina laikant Ctrl mygtuką, mes galim lengvai pasirinkti norimą tašką, tai pasirinkam apatinį tašką vidurinį ir taip pat galim pasirinkti ant mūsų spaustuvų vidurinį tašką apačioje. Spaudžiam OK ir dabar mes turim savo į spaustuvus įdėtą mūsų ruošinį, kur matom savo gaminį, iš kurio mes galėsim paruošti apdirbimo procesus. Ir keliaudami iš dizaino aplinkos, mes nueinam į gamybinę aplinką. Šioje aplinkoje mes paruošim mūsų pradinius procesus, tai spaudžiu ant Setup New Setup.
Ir mes turim savo modelį, ką mes galim pakeisti parametrus. Pasirinkam savo modelį, kurį mes norim apdirbti, tai įeinam į mūsų katalogą ir susirandam savo gaminį. Pasirinktas yra mūsų gaminys, taip pat mes galime įtraukti spaustuvus. Spaustuvus mes galim irgi nurodyti kiekvieną dalį atskirai, bet galim paspausti visą mūsų komponento junginį. Ir mes jau turim nurodyti savo spaustuvus, turim nurodyti savo gaminį, taip pat mes galim nurodyti ir ruošinio apdirbimo dydį. Tai mes galim nusirodyti, arba šiuo atveju mes jau esam susikūrę savo stock ir mes galime pasikeisti koordinačių ašies pradžią. Spaudžiam OK ir mes turim savo spaustuvą, savo gaminį, savo ruošinį, nuo kurio atliksim operacijas. Ir svarbiausia, kad mes dabar galim matyti, kaip mūsų gaminys stovi pozicijoje, bei be abejo darant simuliaciją mes matysim, kaip mūsų įrankiai keliauja per mūsų ruošinį.